metas. Žodžiu, viskas įsiuk, nors aš tai vienareikšmiai nes aš taip išeina iš galvos, kad visas nu, ta prasme, aš pavyzdžiui dabar jaučiu, kad jeigu ateinu, jausiu, kad taip, bet aš galima multinės kažko. Čia aš žinau, kad pastebiu vienas Susapnavęs ir tokių sapnų ir įkvepiančių ir stiprinančių, bet sapnai tik tai dar viena galimybė bendrauti. Nuostabiausia, kad yra medžiai, kurie stiprina vien žinojimas, jog jie yra
padeda tuo metu, kai mums tos pagalbos labiausiai reikia. Tai linkėdamas visiems kuo geriausios kloties, pasisekimo, būdamas su jumis ir neabejodamas, jog viskas bus gerai. Visi kirtimai bus sustabdyti, kurie turi būti sustabdyti. Valio. Sveiki, gražuoliai ir gražuolės. Su vaikais, kas, mačiau, pora buvo, su vaikais. Klausykit, mes taip už tą spiečių, pas mus matot, gražiai yra moteris mūsų bendruomenė yra raguotos. Mes labai džiaugiamės tokios stiprios, galingos jo. Ir su Gimbutienė mes kartu toliau ir per filosofiją, ir per antropologiją, kur jūs tik norit. O dabar už tai, kad išlaikykim bent tai, ką dar turim ir nesudinkim, ką iškirto kuo greičiau. O dabar duodu Simonai, jinai protingesnė. Sveiki, girdit mane? Tai mes atvažiavom čia iš Šimonių girios ir atstovavom ne tik savo bendruomenę, bet ir briedžius, kiškius ir kitas būtybės, kurių kaukiam čia pasipuošiam. Ačiū, dabar turiu. Šitas briedis protestuose jau dalyvavęs daugelį metų, tai nenustebkit, kad šiek tiek jau pasidėvėjęs. Paskutinį kartą mes Vilniuje proteste buvom prieš pandemiją 2019 metais. Ir tuomet mes iš tikrųjų reikalavom to paties, ko norim ir dabar, kad saugomų teritorijų miškai būtų skirti gamtai saugoti, gamtai ir kraštovaizdžiui, o ne medienai tiekti, kaip tai yra dabar. Ir trumpai papasakosiu, kokia situacija yra dabar. Labai gražiai atrodo. Šimonių girios, Šimonių girios miškų masyvas, apimantis apie 23 000 hektarų ploto, yra viena didžiausių Lietuvos saugomų teritorijų. Bet gal reikėtų sakyti neva saugomų. Nes nors visa šita teritorija yra biosferos poligonas ir Natūra 2000 teritorija, tai yra europinio ekologinio tinklo dalis, čia pas mus dominuoja ūkiniai miškai, kurie yra skirti užauginti, išskirsti plinai, išvežti, laukai suarti ir užsodinti eilėmis ir taip toliau. Ir tik tai apie 10% visos šitos saugomos Šimonių girios turi formalią apsaugą. Tai yra tokie vertingi ploteliai gamtiniai, kurie neturėtų būti kertami. Bet net ir tie ploteliai mažyčiai iš tikrųjų nėra saugus, kaip parodė prieš apie mėnesį sustabdytas kirtimas, kuris būtų įvykęs iš tikrųjų pagal legaliai išduotą leidimą mūsų valstybinės miškų tarnybos. Gerai. Tai norėtųsi, kad ne mums bendruomeniai reikėtų prašyti ministerijos, kad mes eitumėm tuo keliu, kur visa Europa jau nusprendė eiti. Tai yra iš tikrųjų rimtai susirūpinti gamtos saugojimu. Ne tik gamtos, bet mūsų pačių išlikimo labui. Dabar atrodo, kad mes tą ministeriją turim tempti per prievartą. O iš tikrųjų Europos Sąjunga yra nusimačiusi 30% sausumos teritorijos